Ar tavo pėdos sveikos? Įsitirk pats. Pėdos išilginio skliauto aukštis yra ne vienintelis ir nepagrindinis kriterijus nustatant plokščiapėdystės arba kitaip hiperpronacijos laipsnį. Tikroji problemos priežastis slypi užpakalinėje pėdos dalyje, kurią sudaro šokikaulis, kulnakaulis ir tarp šių dviejų kaulų esanti natūrali ertmė, vadinama čiurnos antimi. Yra keletas paprastų būdų, kuriais vadovaudamiesi jūs patys galite įvertinti savo pėdų būklę. Pirma, atsistoję priešais veidrodį apžiūrėkite užpakalinę pėdų dalį ir įvertinkite kulnakaulio ir achilo sausgyslės padėtį. Sveikos pėdos kulnakaulio ir achilo sausgyslės menama ašis yra tiesi. Tai užtikrina teisingą žingsnio biomechaniką ir tolygų krūvių pėdose pasiskirstimą eisenos metu. Plokščios arba hiperpronuotos pėdos ašis yra nukrypusi į vidinę pusę, o išilginis skliautas nusileidęs. Ši būklė neigiamai veikia eisenos biomechaniką ir ilgainiui tai tampa kitų judamojo atramos aparato problemų priežastimi. Dabar apžiūrėkite savo pėdas iš priekio. Sveikos pėdos menama ašis, nubrėžta per pėdą, čiurną ir blauzdikaulį, turi būti vienoje linijoje. Tai užtikrina teisingą žingsnio biomechaniką ir tolygų krūvių pėdose pasiskirstimą eisenos metu. Tyrimo pabaigoje įvertinkite kojų padėtį ir viso kūno laikyseną. Sveiko žmogaus pėda, čiurna ir kelio sąnarys, apžiūrint kojas tiek iš priekio, tiek iš nugaros, turi būti vienoje ašyje. Plokščiapėdystės atveju čiurnos ir kelio sąnariai pasisuka į vidinę pusę. Tokie anatominiai pakeitimai labai neigiamai paveikia viso kūno biomechaniką. Nukenčia ne tik kojos, bet ir visa judamojo atramos aparato sistema – kaulai, sąnariai, raiščiai ir raumenys. Laikantis šių rekomendacijų įvertinti savo pėdų būklę labai paprasta. Ta galite padaryti tiesiog namie priešais veidrodį. Jeigu pastebėjote šiuos pakeitimus, jei vaikščiodami jaučiate skausmą, konsultuokite su gydytoju ortopedu traumatologu. HyProcure čiurnos ančio implantacija – patikimas ir efektyvus plokščiapėdystės gydymo metodas visam gyvenimui. Daugiau informacijos internete www.gramedica.com